Grįžom iš rudeninės Ikškilės, iš turgaus, šito va visokio gėrio. Noriu padėkoti pirmiausia mūsų rėmėjams, Military and Outdoor ir Rokiškio Lombardai. Dabar mes turim va tokį puikų transportą patikimą. Viskas bus paprasčiau, greičiau, lengviau. Galėsim sparčiau judėti ir daugiau surasti. Labai įdomu pasižiūrėti, kokio gėrio radom pakeliui ir pačioj Ikškilėj, pačiam turgui. Nuo kažko pradėsim. Ėmėm, aišku, čiupom, pirkom, nešėm pačius įdomiausius eksponatus, trūkstamas detalės. Amunicijos dėžė. Kaip ir pasitaiko tokių, bet komplektuota. Dar. Ai, čia va. Neblogam visai stovi. Pasitaiko rečiau. Originali spalva. Tikrai nes užrašas ant viršaus. Ir kaip lenkai sako, muchaboika 45 kalibro patrankėlės prieštankinės. Čia gaunasi dešinės pusės koja, ne visai visa, bet va ta atrama yra. Toks išskirtinis eksponatas, iš tikrųjų smagus toks. Ilgai negalvojau, čiupau, tiesiog va. Autogenverkė Zinser 43 metai. Didelė tikimybė, kad kažkur tai fronto sąlygom naudojo šitą priedą suvirinimo aparatui. Su visą lentelę, su visų aprašų, užrašų. Labai įdomus eksponatas. Nu, kaip visada pasitaiko šarvų su klaustuku. Gal kažkas pakomentuos, gal kažkas tai atpažins šitą šarvą. Čia va kaip ir lankstas, panašu į lankstą ar kažkokį užrakto tvirtinimą. Gali būti originaliai Feldgrau spalva matosi išlikus. Dėžutė, išgyvenus mūšį, išgyvenus antrą pasaulinį karą. Iš tikrųjų, tai mes ją nupirkom, nu kaip mes, kartu vaikščiojom va, su kolega ir Estijoje jisai nupirko šitą dėžę. Kaip Estukas mums pakomentavo, tai dėžė, va matos, kad Ikškilė buvo šį kartą su lietum. Dėžė nuo tanko. Kiek domėjomės, tai kad ant sunkvežimių tokia dėžė tvirtinosi, tai tikrai originali spynelė Sidor firma. Graži. Kas dar? Simui, va, Simui dovanų su 76 toks vikšrų juostos likutis. Lauktuvės iš Ikškilės. Kaip visada nepamiršom, tai 26. Šitas liukas, jisai retesnis. Vado liukas retesnis. Ir nevado, palauk, kaip čia išeina dabar.
Šitas vada. Ne, apvalus vada, ne. Su numeriais. Šitas retesnis liukas. Va, kada buvo atidarytas, gavo vieną kulką. Užskaitau. Toliau. Panzer 4 kilpa. Galinga. Super. Tempimo kablys. Šarvuočiam vokiečių ir tankam. Numeriukas matosi. Kiek ant krato pačio mažiausio vilkiko transporterio ratas išorinis su tokiu sužeidimu. Labai įdomus eksponatas. Kaip viskas įvyko, galim tik dabar atkurti savo fantazijose. Ar ant minos užvažiavo, ar skeveldra, gal greičiau skeveldra. Eksponatas. Nebevažiuos, bet eksponatas. Toliau vienas iš įdomiausių pirkinių SDKFZ8 papildomas žiemenis, turbūt nesuklysiu, žiemenis. Vikšras. Nemačiau, aš tokio nesu matęs, pirmą kartą sutikau ir suabejojau. Visokių įdomių smulkmenų. Dar vienas šarvelis be vardo, žodžiu, net pažintas. Ir va čia va matosi. Šturmgešut 3, vienas sveikas šarvas šalia vado bokštelio. Iš kaimyninės Latvijos, rastas Latvijoje. Kažkaip taip.